Labas visiems, po 7 valandų važiavimo sustojau pailsėti, esu netoli Krokuvos, vykstu ilgajam savaitgaliui skitulinti aukštuosius Tatrus. Šiandien laukia ėjimas iki pirmos chatos, kur apsistosiu, tai vakare susitinku su draugais iš Krokuvos, o po to dar liksiu keletą dienų paslidinėti Jasnui. Važiuojam toliau. Esu pakeliu į namelį, pagaliau pasiekiau normalų sniegą, nes palei asfaltą tai buvo žiauriai sunku eiti, nes nukristi ir slidę iš karto suvarys. Dabar va skaitau lavininį biuletenį rytoj, ir pasikeitė situacija į blogąją, tai abejoju, ar pavyks mūsų nusimatytą planą įvykdyti, kažką mažiau ambicingo veiksim. Ankstyvas rytas. Rengiuosi, nes turiu iš valandos išeiti. Tai eisiu dabar dar pusryčius pasidarysiu, pusryčiam košę. Įėjom į slėnį. Šiaip labai gražu viskas, tik sniegas toksai prastas. Ieškosim dabar, ką nusileisti. No hard layer. Sorry? Okay. I don't find the hard layer for 40 centimeters, nothing hard. See this? But it sounds... Nu va, jau pagaliau kambarys saugiai. Tai šiandien kaip ir vakar matėt, kad lavininiam biuletenį labai prasta situacija rodyta buvo. Tai vienas žmogus papuolė į ją, susižeidė čiurną. Tai dėl blogo oro gelbėtojai negalėjo pakilti, tai kuo galėjom padėjom nuleisdami jį. O dabar planas rytoj, tai dar aplankyti šalia esantį slėnį, paskui į mašiną. Tai reikia suvalgyti maistą, kad nesinešiot jo, nes bus sunkiai kuprinė. Žiauriai faina, kad kambaryje yra Dolce Gusto aparatas. Pasidariau kavytės, išgersiu ramiai.
susidėsiu daiktus ir važiuosiu į Jasną. Pakeliui sustosiu Lidle kokiam, kad nusipirkti kažką užkasti ir tada visą dieną būsiu ant kalno. O čia prie pusryčių dar saldainis gautas iš Italijos. Įsigėjau pusryčiam bandelių su sūriu ir saldžių su medum ir aguonom. Mano favoritas Slovakijoje. Dabar greitai užkandu ir važiuoju iki kurorto. Na va, smagioji kelionės dalis baigta, dabar eisiu krautis daiktus ir važiuosiu namo. Jeigu matysiu, kad toks turinio formatas patiko, bandysiu kurti toliau. Iki!